Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubles ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Noriu pasveikinti visus su labai gražiu, šiltu, saulėtu pavasariu ir kovo 11-ąją, turbūt šis epizodas išeis kelias dienas po kovo 11-osios, bet vis tiek sveikinu jūs su mūsų valstybinė švente ir galim judėti tiesiai į naujienas. Technologijų rinkoje Apple žengė netikėtą žingsnį. Pristatė pigiausią savo nešiojamą kompiuterį istorijoje pavadintą MacBook Neo. Naujas modelis skirtas praplėsti Mac ekosistemos prieinamumą ir pritraukti daugiau vartotojų, ypač studentų bei žmonių ieškančių paprasto kasdieninio kompiuterio. MacBook Neo startinė kaina siekia $599, o studentams kai kuriuose rinkose jis gali kainuoti net apie $499. Tai gerokai mažiau nei kiti Apple nešiojamieji kompiuteriai, kurie dažniausiai prasideda nuo daugiau nei $1000. Tokiu būdu Apple pirmą kartą rimtai taikosi į biudžetinį nešiojamų kompiuterių segmentą, kuriame iki šiol dominavo Windows kompiuteriai ir Chromebook modeliai. Viena įdomiausių naujienų – kompiuteris veikia su A18 Pro procesoriumi, kuris anksčiau buvo naudojamas išmaniuosiuose telefonuose. Nors tai nėra M serijos čipas, Apple teigia, kad jis vis tiek suteikia pakankamai galios kasdieniams užduotims, tokioms kaip naršymui internete, dokumentų redagavimui, nuotraukų apdorojimui ar turinio peržiūrai. Be to, čipas turi 16 branduolių Neural Engine, kuris padeda atlikti įvairias dirbtinio intelekto užduotis tiesiog įrenginyje, pavyzdžiui, nuotraukų redagavimą ar teksto apdorojimą. MacBook Neo išlaiko daug elementų būdingų brangesniems Apple kompiuteriams. 13 colių Liquid Retina ekranas, 8 GB RAM ir 512 GB SSD atminties, iki 16 valandų baterijos veikimo laikas, 1080p FaceTime kamera, Magic Keyboard klaviatūra ir didelis multi-touch trackpadas, 2 USB-C prievadai ir ausinių lizdas ir fanless konstrukcija. Kompiuteris veikia visiškai tyliai. Kompiuteris taip pat palaiko Apple dirbtinio intelekto funkcijas ir veikia su macOS Tahoe operacinė sistema. MacBook Neo pagamintas iš aliuminio ir sveria apie 1,23 kg, todėl išlieka lengvas ir mobilus. Modelis gali būti siūlomas 4 spalvomis. Tai yra sidabrinė, mėlyna, indigo, rožinė ir geltona. Norint sumažinti kainą, Apple turėjo padaryti keletą kompromisų. Pavyzdžiui, bazinis modelis turi tik 8 GB RAM, kurios negalima padidinti. Nėra Thunderbolt ar MagSafe jungčių, kai kuriuose modeliuose Touch ID nėra standartinė funkcija. Vis dėlto Apple tikisi, kad tokia kombinacija leis pasiūlyti premium dizainą už gerokai mažesnę kainą. MacBook Neo pasirodymas rodo Apple strategiją plėsti savo produkto asortimentą ir pasiekti daugiau vartotojų, ypač tuos, kurie anksčiau negalėjo sau leisti Mac kompiuterio. Tuo pačiu šis modelis gali tapti patraukliu pasirinkimu studentams, pradedantiesiems kūrėjams ar žmonėms, kuriems reikia lengvo, ilgaamžio ir paprasto nešiojamo kompiuterio kasdieniam naudojimui. Apie šitą temą pati labai norėjau pašnekėti ir netgi įėjus jo visą iš karto pasakiau Gedai ir kitiems kolegams. Mokslininkai išmokė žmogaus smegenų ląsteles žaisti žaidimą Doom. Technologijų ir mokslo pasaulyje pasirodė vienas keisčiausių eksperimentų pastaraisiais metais. Laboratorijoje užaugintos žmogaus smegenų ląstelės išmoko žaisti legendinį 1993 metų žaidimą Doom. Eksperimentas parodė, kad biologiniai neuronai gali būti naudojami kaip savotiška kompiuterinė sistema. Eksperimentą atliko Australijos biotechnologijų bendrovė Cortical Labs, kuri jau anksčiau buvo išgarsėjusi projektu, kuriame neuronų tinklas išmoko žaisti žaidimą Pong. Naujausias bandymas yra dar sudėtingesnis. Mokslininkai sujungė apie 200 000 laboratorijoje užaugintų žmogaus neuronų su specialiu silicio čipu, taip sukurdami hibridinį biologinį kompiuterį. Neuronai buvo auginami ant mikroelektrodų masyvo, kuris gali siųsti elektrinius signalus į ląsteles, tiek nuskaityti jų aktyvumą. Sistema sukuria uždarą ciklą. Neuronai gauna informaciją apie žaidimo aplinką, pavyzdžiui, priešo ar objektų poziciją. Jų elektrinis aktyvumas interpretuojamas kaip komandos ir tos komandos valdo veiksmus žaidime. Tokiu būdu ląstelės gali judėti žemėlapyje, pasukti kamerą, ieškoti priešų ar net šaudyti. Nors jų gebėjimai dar labai riboti, mokslininkai pastebėjo, kad neuronų tinklas su laiku pradeda mokytis iš grįžtamojo ryšio. Rezultatas dar toli nuo profesionalaus žaidėjo. Tyrėjai sako, kad ląstelė žaidžia panašiai kaip visiškas pradedantysis, kuris niekada nėra matęs kompiuterio. Panašiai kaip jeigu mano mamą pasodintumėt prie Valoranto dabar. Kas iš esmės ir yra tiesa. Nepaisant to, jos jau gali atlikti pagrindinius veiksmus. Judėti po žaidimo lygį, reaguoti į priešus, bandyti šaudyti ar suktis aplink. Eksperimento tikslas nėra sukurti naują žaidimų platformą. Mokslininkams
mokslininkams daug svarbiau parodyti, kad biologiniai neuronai gali mokytis ir spręsti užduotis skaitmeninėje aplinkoje. Ši technologija priklauso vadinamai wetware computing sričiai – kompiuteriams, kurie vietoj tradicinių tranzistorių naudoja gyvas ląsteles. Tokie hibridiniai įrenginiai teoriškai gali būti energetiškai efektyvesni ir geriau prisitaikantis nei klasikiniai kompiuteriai. Cortical Labs jau pristatė sistemą vadinamą CL1, kurią vadina pirmuoju komerciniu biologiniu kompiuteriu. Ji leidžia tyrėjams programuoti neuronų tinklus ir eksperimentuoti su vadinamuoju Synthetic Biological Intelligence – biologiniu intelektu veikiančiu kartu su elektronika. Kaip ir Gedas klausė, kai aš papasakojom šitą temą, kodėl pasirinktas būtent Doom. Žaidimas Doom tapo savotišku technologiniu testu. Per daugelį metų jis buvo paleistas beveik ant visko, nuo skaičiuotuvų ir šaldytuvų iki nėštumo testų. Todėl mokslininkams buvo simboliška parodyti, kad net neuronų kultūra laboratorijoje gali paleisti Doom. Tai apibendrinant, eksperimentas, kuriame žmogaus smegenų ląstelės išmoko žaisti Doom, rodo naują kryptį technologijose – biologinių ir skaitmeninių sistemų sujungimą. Nors tokie neuronų tinklai dar labai primityvūs, mokslininkai mano, kad ateityje jie gali padėti kurti visiškai naujos kartos kompiuterinės sistemas ar net pažangesnį dirbtinį intelektą. Aš mačiau, kaip šitą temą atradau, tai TikTok'e iš tikrųjų užmačiau videką ir komentaruose visi pergyveno dėl, atsiprašau už angliškus žodžius dabar vartojamus, bet tiesiog nelabai žinau, kaip lietuviškai išversti teisingai, kad suprastumėt, ką turiu omeny, trapped consciousness. Žodžiu, žmonės kaip teigia komentaruose, kad mes dar nesam patys pilnai tikri, kur prasideda ir kur baigėsi žmogaus, tarkim, intelektas, siela, ta vadinama consciousness, būtis, ir bijo, kad tos smegenų ląstelės, tie neuronai, kurie yra auginami dabar mėginėliuose ir žaidžia Doomą, yra realiai kankinami, jie yra trapped ir juos moko žaisti Doomą, kas yra tiesiog pain activation ir dar kažkas ir žodžiu, kad jos kenčia. Maybe. Tai pasako, kad čia nehumaniška, nes mes kankinam kažkokį tai kaip ir ne žmogų, bet smegenis, ląsteles, tai čia gaunasi kankinimas ir tai yra nehumaniška. Nežinau, ką manot jūs? Komentaruose įdomu būtų išgirsti. Kita tema. Kai prieš kokius 50 ar 100 metų žmonių paklausdavo, kaip jie įsivaizduoja mūsų metus, kaip jie įsivaizduoja ateitį, visi dažniausiai pradeda nuo skraidančių automobilių. O turim dabar ką turim. Bet iš tiesų, skraidantis automobiliai jau visai čia pat. Pirmieji skrydžiai Jungtinėse Amerikos valstijose planuojami jau šią vasarą. Jungtinėse valstijose jau šią vasarą planuojami pirmieji realūs bandymai su naujos kartos elektriniais orlaiviais, dažnai vadinamais flying cars arba oro taksi. Šių projektų pagrindas eVTOL technologija arba Electric Vertical Takeoff and Landing. Tokie aparatai gali pakilti vertikaliai kaip sraigtasparniai, tačiau skrendant veikia labiau kaip lėktuvai. Todėl yra tylesni, efektyvesni ir pigesni eksploatuoti. JAV federalinė vyriausybė kartu su Federalinė aviacijos administracija arba FAA pradeda pilotinę programą, kurios tikslas greičiau integruoti šios naujus orlaivius į šalies oro erdvę. Programoje bus testuojami įvairūs elektriniai skraidantis aparatai skirtingose regionuose. Svarbu tai, kad kai kurie bandomieji skrydžiai gali vykti net prieš pilną sertifikavimą, kad būtų galima realiomis sąlygomis patikrinti technologiją, saugumo sistemas ir infrastruktūrą. Didžiausias šių technologijų tikslas – miestų transporto revoliucija. Startuoliai ir aviacijos kompanijos planuoja sukurti oro taksi tinklus, kurie galėtų per kelias minutes nuskraidinti keleivius tarp miestų rajonų ar net tarp miestų. Tokie skrydžiai galėtų sumažinti transporto spūstis, sutrumpinti kelionių laiką, naudoti elektrinius variklius ir mažinti taršą. Pavyzdžiui, kai kurie prototipiniai variantai gali skristi apie 150-200 km/h greičiu ir veikti daugiau nei 150 km vienu įkrovimu. Šiuo metu pasaulyje vyksta tikras oro mobilumo lenktyniavimas, kuriame dalyvauja daugybė kompanijų. Kai kurie modeliai jau turi tūkstančius išankstinių užsakymų, nors jų kainos dažnai siekia $100,000. Tačiau vis dar yra iššūkių. Nepaisant pažangos, ekspertai pabrėžia, kad prieš skraidančius automobilius laukia nemažai kliučių. Saugumo sertifikavimas, oro erdvės valdymas, infrastruktūra, vertiportai, specialūs pakilimo taškai, triukšmo ir saugumo klausimai miestuose. Be to, pirmieji modeliai greičiausiai bus labai brangus ir prieinami tik ankstyviesiems naudotojams. Bet įdomu, gal pagaliau turėsim skraidančius automobilius? Gal mes pagaliau gyvenam ateityje? AI pionierius Jan LeCun,
tikiuosi, kad taip ištariau jo pavardę, surinko daugiau nei $1 milijardą naujam dirbtinio intelekto projektui. Lee Kan jau daugelį metų kritikuoja dabartinę AI kryptį, kurioje dominuoja dideli kalbos modeliai. Pasak jo, vien tik tekstinių duomenų analizė negali sukurti tikro žmogaus lygio intelekto. Jis teigia, kad tikras pažangus AI turės būti paremtas vadinamaisiais world models, pasaulio modeliais, kurie leidžia sistemoms suprasti fizinę aplinką, objektus, erdvę ir priežasties pasekmės ryšius. Tokie modeliai galėtų analizuoti vaizdo ir erdvinius duomenis, mokytis iš realaus pasaulio situacijų, planuoti veiksmus ir prognozuoti rezultatus. Finansavimo raundui vadovavo keli dideli investuotojai, tarp jų Cathay Innovation, Greycorp, Hero Capital, HF Capital ir Bezos Expeditions, Jeff Bezos investicinis fondas. Naujasis startuolis įsikūręs Paryžiuje, tačiau turi komandas ir kitose technologijų centruose, įskaitant New Yorką, Monrealį ir Singapūrą. AMI planuoja pirmiausia kurti sistemas įmonėms ir pramonės sektoriams. Pagrindinės sritys bus robotika, gamyba, automobilių ir transporto technologijos, biomedicina ir farmacijos tyrimai. Ilgalaikėje perspektyvoje tokios technologijos galėtų būti naudojamos ir buitiniuose robotuose ar išmaniuosiuose įrenginiuose, kuriems reikalingas tikras aplinkos supratimas. Šis projektas gali tapti rimtu iššūkiu dabartiniai AI plėtros krypčiai, kurioje dominuoja tokios bendrovės kaip OpenAI ar Anthropic, daugiausiai investuojančios į didelius kalbos modelius. Pažiūrėsim, kaip bus. Nutekėję vaizdai atskleidžia, kaip gali atrodyti pirmasis sulankstomas iPhone. Internete pasirodė nauji nutekėjimai ir 3D vizualizacijos atskleidžiančios galimą pirmojo sulankstomo Apple iPhone Fold dizainą. Nors Apple oficialiai dar nepatvirtino tokio įrenginio, nutekinti failai leidžia susidaryti gana aišku vaizdą, kaip gali atrodyti bendrovės žingsnis į sulankstomų telefonų rinką. Pagal nutekėjusius renderius, Apple greičiausiai pasirinks knygos tipo konstrukciją, panašiai į kai kuriuos jau rinkoje esančius sulankstomus telefonus. Tai reiškia, kad įrenginys atsiverstų kaip knyga ir turėtų 2 ekranus – mažesnį išorinį ir didelį vidinį. Šaltiniai teigia, kad telefonas gali turėti apie 5 arba 5,5 colio išorinį ekraną, maždaug 7,6 arba 7,8 colio vidinį ekraną, kuris išskleistas veiktų beveik kaip mažas planšetinis kompiuteris. Tokio formato privalumas – daugiau vietos daugiafunkciniam darbui, dokumentų peržiūrai ar kelių programų naudojimui vienu metu. Nutekėjimai taip pat rodo, kad Apple gali naudoti titano rėmą ir pažangę vyro sistemą, kuris sumažintų ekrano raukšlę per sulenkimo vietą. Tai yra viena didžiausių sulankstomų telefonų problemų, todėl Apple siekia ją maksimaliai sumažinti arba net pašalinti. Be to tikimasi, kad telefonas turės naujos kartos A20 Pro procesorių, apie 12 GB RAM iki 1 TB vidinės atminties ir pažangės kamerų sistemas. Tai kada tas telefonas gali išeiti? Analitiko prognozėmis pirmasis sulankstomas iPhone gali būti pristatytas jau šių metų rudenį kartu su nauja iPhone karta. Tačiau kai kurie šaltiniai teigia, kad dėl sudėtingos gamybos ir tiekimo grandinės iššūkių platesnis įrenginio prieinamumas gali nusikelti net iki 2027 metų. Kadangi tai būtų visiškai naujas Apple produktų segmentas, tikėtina, kad telefonas pateks į premium kainų kategoriją. Prognozuojama, kad pradinė kaina gali siekti net apie $2000 JAV ar daugiau. Tai tiek tų žinių šios dienos tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane žiūrėjot. Ačiū už jūsų gražius ir negražius komentarus. Ačiū už jūsų peržiūras, jūsų laikus. Eikit pasekti mūsų Instagrame, Facebook'e, TikTok'e, LinkedIn'e, dar kur norit, kur galit mus rasti. Ateikite į mūsų Discordą ir susitiksim kitą savaitę. Neturbūt susitiksim kitą savaitę. Ate. Pozuosiu thumbnailui.